čia est YouTuber. Ir mes šiandien žaidžiam NBA 2K14. Ir pradėjom sezoną žaisti su Suns ir aišku esame sužaidę Tris rungtynes. Tris rungtynes, tai čia dabar bus ketvirtosios ir tiesiog žaisime dviejų. Ir kėlinys 2 minutės, tai mačas nebus labai ilgas, tai galite pažiūrėti. Nebus tenai po 5 ar po 10 minučių ar po 12. Tai pirmyn. Jau esame nusipirkę Sergei Ibaką, tiksliau užsimainę. Turime ir Travisą Lesley. Šiaulių žaidėją, kuris šį sezoną žaidė Šiauliuose. Ir taip pat turime Liną Kleizą. Taigi žaidžiame prieš Timberwolves. Kas domisi NBA, turėtumėt žinoti šitas komandas. Taigi mūsų penketas yra štai toks, šį matėte. Taigi pradėsime žaisti. Ir mūsų kamuoliais atkovojame. Ir štai Karonas Butleris įmeta į krepšį. Pirmieji taškai šiose rungtynėse. Dar turime Damianą Lillardą nusipirkę. Iš viso 4 žaidėjus turime. Naujus. Dabar jis ir pelnė taškus. Kad gautume į Baką, mums teko išmainyti labai daug žaidėjų. Jo, iš tikrųjų. Bet manau vertėjo, nes gavome tikrai neblogą žaidėją. Kuris praeitą mačą mes jį bandėme filmuoti, bet mums nelabai gera kokybė išėjo ir todėl nekelsime to video. Tai dabar filmuojame iš naujo šitas rungtynes. Ja. Taigi 8-0 kol kas priekyje mes. Triuškinimas toks mažas, bet nereikia atsipalaiduoti ar stengti žaisti. Mes dabar taip darome, jis žais pirmą kėlinį, aš žaisiu antrąjį, jis vėl žais trečiąjį ir aš žaisiu ketvirtąjį. Čia padirbu. Taigi Ir mačo liko tik 26 sekundės. Iki pirmo kėlinio pabaigos liko. Jis gavo bloką, bet Gortatas iškart skuba prie kamuolio ir 10-2. nebloga iš tikrųjų pradžia, ne pati geriausia, bet svarbiausia, kad laimim. Pyt! Lemba. Yes! Ir štai super metimas. 13-4. Mes jau esame išvis įkėlę 3 video. 2 video ten, truputį nesąmonė, o tas trečiasis tai Minecraft'o. Ir štai dabar žaidžiame NBA. Ir dabar norime sužinoti jūsų nuomonę apie NBA. Ar mes dar kelsim video su NBA. Ir ar mes turėtume palikti komandą Suns ir žaisti Association toliau su jie ir jums rodyti, ar pakeisti komandą. Jeigu pakeisti, tai į kokią? Viską rašykite komentaruose. Jo, ir jeigu kuo greičiau rašysite, tuo greičiau ir kelsim. Mes norime surinkti 7 balsus, tos pačius už kokią komandą ir tada pradėsime filmuoti. Kuo greičiau jūs
Rašysite komentaruose, Kad ir- kuo greičiau mes kelsime video. Kad jūs ir šiandien viską parašytumėt, mes įkeltume. Jo, nes laiko turime, vis tiek mokyklą nereikia. Bet dabar gali dėl to NBA būti ir truputį problema, nes mes dabar kurį laiką nesusitiksim ir galime neįkelti tų video. Jo, nes išvažiuoji tu, tai nekelsim video, bet Nebent šiandien, jeigu šiandien viską ten pakomentuotumėt ir rytoj keltumėm. jo, taip. Nebent aš čia pasiliksiu ilgiau. Mes video pradėjome kelti prieš 2 dienas ar 3. Reikia tikrai prenumeratų, reikia, kad išgarsintų mūsų kanalą, nes Reikia jūsų palaikymo. kuo daugiau jūs laikinsite, prenumeruosite, Ir komentuosite. tuo daugiau video kelsime, aišku, tuo jums smagiau bus. Rašykite, aišku, kas blogai, galbūt patarkite, kaip kažką padaryti, kokius. Žodžiu, rašykite, kokius patarimus ir kaip žaisti geriau. Viskas, kas gali padėti mūsų kanalui. Na ir štai baigėsi 2 kėliniai. Ir štai halftime. Geriausias žaidėjas kol kas Karanas Butleris. Lillardas taip pat neblogai sužaidęs. Štai šio mačo. Na ir štai prasideda trečiasis kėlinys. Taigi jų kamuolys. Ir 29 mes kol kas pirmaujame. Priminsiu, mes esame Phoenix Suns komanda. Ir autos. Jeigu jums įdomu, kas tai per komanda, kaip sužaidė sezone, tai galite pažiūrėti internete. Jo, arba mes galime palikti description'e. Jeigu ko nors reikia, jūs komentaruose, kaip jau sakėme, klauskite, patarimus duokit, mes stengsimės į visus klausimus atsakyti. Apie NBA mes žinome daug. Jo, nes mes abu lankome krepšinį, tai mes domimės jau. taip pat komentaruose galite rašyti, už kokią komandą palaikote NBA finale, arba ką palaikėte šį sezoną. Nes, kaip žinote, NBA finale, kas dominės, tai yra 2-1, kol kas laimi Spursai. Aš tai už Spursus, jisai tai už Heatus. Ir jeigu jūs norėsite, galbūt mes įkelsim ir FIFA video. Jo, futbolą tai. Taigi, viską, ko tik norėtumėt matyti šitame kanale, rašykite komentaruose. Labai būtų smagu, jeigu jums patiktų mūsų kanalas. Taip. Gražiai. Ir per trečią kėlinį mes pelnėme tik 3 taškus. Nelabai sekasi. Tačiau joms leidome įmesti taip pat 3.
Taigi nieko blogo nėra. Atsikovojame kamuolį. Galime atlikti paskutinę mačo ataką. Ir trūksta labai nedaug. Padarysime keitimą, kad gautų ir kiti žaidėjai pažaisti. Išleisime Leslį ir bandysim duoti pažaisti Kleivį. Čia praeinu pro jų stiprią gynybą. Štai ir pirmoji Leslio pražanga. O taip pat dėl FIFA's. Ten, man atrodo, irgi yra Association modas, tai jūs galite irgi rašyti, kokią komandą jūs norite, kad mes būtume. Taigi 25-12 kol kas mes laimime. Ir minutė 29 lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos ir jau tikrai iki rungtynių pabaigos. Vargu ar jo į šį komandą pasivys mumis. Ir patenka taškus Travisas Leslie. Ir jau 15 taškų pranašumą įgijome po šito metimo. Kol kas sezoną žaidžiame be pralaimėjimų. Esame pasidarę, kad sezone tik 14 rungtynių būtų, kad viskas eitųsi vis greičiau. Nes jeigu būtų 82 rungtynės, mums 82 video būtų įkelti labai sunku. Arba bent jau pusė iš jų. Taigi lieka 36 sekundės ir 80-osios. Ir čia pražanga Lenai Kleizai. Baudas meta Kenas Martinas. Ir šitą mačą laimėjome nebuvo labai didelių sunkumų. Ir čia Leslis jau 6 taškus iš eilės įmeta komandai. ir čia vos Lillardas neperėmė kamuolį. Muhamadas gražiai praeina. Ir čia turbūt paskutinė mačo ataka. Jeigu mūsų nepaliks laisvų. Čia tai gražiai įdėjo Leslie. Jeigu jūs gerai apie jį nežinote, tai galime pasakyti, jisai žaidė šiam sezone Šiaulių klubui, laimėjo LKL dėjimų konkursą ir šiaip buvo vienas geriausių LKL žaidėjų. Taigi baigėsi mačas, galutinis rezultatas 31-18 ir štai naudingiausias rungtynių žaidėjas. Turbūt bus Damianas Lillardas. Šios rungtynės jisai sužaidė visai neblogai. Štai čia gražus epizodai. Čia tas pats minėtasis Leslis buvo.
Taigi, laikinkite, Komentuokite komentuokite ir prenumeruokite. ir svarbiausia žiūrėkite kitus mūsų video.